Kalbant apie vaikų regą, noriu pabrėžti, kad už ją atsakingi tėvai arba globėjai. Tikrai vaikas nepasakys mums, kad jisai mato prastai, dėl to negali skaityti ar negali matyti toliau esančių objektų. Vaikų oftalmologai mėgsta klausti, ar jūsų vaikai renka trupinius ir mato lėktuvus. Ir jeigu tėvai atsako, kad taip, tai tikimybė, kad su rega yra viskas gerai. Reguliarios patikros vaikams yra iki metų, iki 3 metų ir sekantis būna prieš mokyklą. Bet tikrai apsilankius 3 metų tame augimo periode pas vaikų gydytoją oftalmologą, jau jisai pasakys, kaip dažnai reikia tikrintis ir sekti savo vaiko regą. Verta atkreipti dėmesį į tai, kad tikrai nereikia laukti, kol vaikas išmoks skaityti, atskirs simbolius, nes nuėjęs pas gydytoją oftalmologą turės parodyti, ką jisai mato arba pasakyti. Tikrai yra priemonės leidžiančios įvertinti matymą net ir 1 metų vaikui. Aš tikrai nerekomenduoju praleisti patikrų, kurios priklauso pagal amžių, nes vien įvertinant tai, kad vaikas puikiai pakelia plauką nuo žemės ar mato skrendančią varną, nereiškia, kad nėra jokios regos problemos. Galbūt jis visą šitą dalyką mato tik vienam akimi. Kitaip sakant, viena akis yra nematanti, tinginukė arba yra nematoma patologija akies. Tai atkreipiu dėmesį visada ir tėvelių, kad vaiką reikia vesti tikrinti reguliariai, nebent gydytojai oftalmologai nurodo kitaip. Dažni simptomai, kurie mums simbolizuoja, kad su vaiko rega yra kylančios problemos, yra noras pritraukti tekstą skaitant, noras prieiti arčiau stebimo objekto, noras atitraukti tekstą skaitant, noras trinti akis, kas yra tikrai nestandartinis dalykas mažam vaikui. Nuo akių trinimo atsirandantys dažni uždegimai, ašarojančios akys arba erdvės suvokimas. Pavyzdžiui, vaikas bėgdamas atsitrenkia į namie stovinčią spintelę ir tai kartojasi labai dažnai. Tai tikrai yra šitie simptomai, kuriuos mes turėtume atkreipti dėmesį ir su jais keliauti pas vaikų gydytoją oftalmologą. Jeigu jūs pastebite, kad paėmus knygą skaityti, vaikas ją nori jums išplėšti iš rankų, ją numesti, erzinasi, nenori skaityti būtent tos knygelės, kurią jūs atsivertėte vakare, vėlgi verta įvertinti, ar tai yra tik tai emocinis kažkoks nesusikalbėjimas su vaiku, ar tai yra regos problemos. Galbūt jam yra sunku įžiūrėti, liejasi vaizdas, ar atsiranda papildomas nuovargis žiūrint į artimus objektus. Svarbiausia nepamiršti, kad už savo atžalų sveikatą yra atsakingi tėvai. Ir žinoti vieną taisyklę, jeigu mūsų vaikas turi regos ydą, viskas, ką mes padarysime iki jo paauglystės, dažniausiai standartiškai 14 metų, tai bus mūsų visas didžiausias indėlis, kad neišsivystytų į didesnę regos problemą.